Žinot, nelabai, žinokit, faina būtų scenaristų iš tikrųjų, nes parašai tą scenarių, geriausiu atveju per metus, arba blogiausiu per 5, tada pasiema komandą filmuoti, filmuoja pusę metų, montuoja pusę metų, geriausiu atveju pusę metų, tada dar metus kažkodėl laukia premjeros ir po 2,5 metų išeina tavo filmas ir nelabai ir atsimena, kad scenaristas buvo kažkoks toks žmogus. Jeigu nori aplankyti aikštelėje žmonės kaip filmuoja, gali tą daryti, bet nelabai kas kavos nemokamos įpila, nes nelabai žino tavo veido. Tai pernai apie scenaristus juokavo praėjusių metų geriausiu scenarijaus autoriumi išrinktas Titas Laucius. Kokią kalbą sakys šių metų laimėtojas išgirsime birželio 9 dieną. Bet prieš tai susipažinkime su 4 nominantais. Scenarijų rašo ir taiso pats gyvenimas, mes sugalvojom šiek tiek vienaip, o viskas susiklostė kitaip. 2 didelės nelaimės, viena tai išvis tragedija, nusirideno bekuriant šitą filmą, tai būtent tas pilna apimtim tas karas, o prieš tai pandemija irgi gerokai išgazdino. Tai buvo tokių visokių sustojimų. Už filmo Mūza scenarijų nominuota Agnė Marcinkevičiūtė sako, kad kūrėjai tarpusavy nekonkuruoja, nes jie visi siekia prasmingo tikslo – auditorijai pateikti iki tol nepastebėtas istorijas. Galbūt galėtų dažniau žmonės ateiti į tą kino teatrą, nes iš tikrųjų mes labai stengiamės ir lietuvių dokumentika, mūsų visų lietuvių dokumentika yra nuostabi. Be fortepijono aš jaučiuosi, nežinau, surūdijusi. Kaip mano vyras sako, mūza 5 dienas be fortepijono yra dar įmanoma, bet 6 nebe. Nors augo mokytojų šeimoje, tačiau labai arti gatvės, kur skambėjo muzika sklindanti pro geležinę uždangą. Jis sklido radijo bangomis. Tai nebuvo vien tik laisvės muzika, bet tai buvo ir ginklas nukreiptas prieš sovietų režimą. Ir tai apsprendė mano pasirinkimą, kad būtent filmas turėtų kalbėti ne vien tik apie muziką, bet ir apie ideologiją, apie jos grėsmę, apie jos pasekmes Lietuvai. Rašyti scenarijų filmui Vakar Audriui Juzėnui nebuvo labai paprasta, nes trūko sovietiniais metais sunaikintų muzikinių įrašų bei kitos archyvinės medžiagos. Laisvės idėją perteikti dabartiniai kartai taip lengvai nėra paprasta. Dėl to teko ir rasti sprendimą, kaip pasakoti šį filmą taip, kad jis būtų suprantamas ir dabartiniai kartai. Bet laisvės idėja, kuria persunkta šito filmo istorija, vienaip ar kitaip turėtų palikti pėdsaką ir dabartinio jaunimo širdise. Tikėsiu, kad šis filmas padės užkrėsti jos muziką, gerą muziką, laisvės muziką ir atsikratyti baimės arba pamiršti tą baimę, kuria buvo persunkta mūsų epocha. Scenarijaus rašymas visuomet man yra vienas smagiausių ir tuo pačiu sunkiausių etapų. Tai sunkiausias jisai tampa tuomet, kai gal pajaučiu, kad per daug užsisėdėjau ir nebegaliu suprasti pati, ką rašau, pasimetu scenose ir puslapiuose. Tai esu be galo dėkinga, kad turiu žmonių, kurie labai pasidalina tą naštą, tai paskaito tai, ką rašau. Dar studijų metais 2 sidabrinės gervės kiaušiniais, o 2017 metais ir pačia sidabrinė gervė už tuomet geriausią scenarijų apdovanota Marija Kaftaradzė 2023 metais į kino teatrus atnešė filmą, kurio istorija originali ir apie viešumoje vengiamus kalbėti dalykus. Filmas Tu man nieko neprimeni. Esu labai dėkinga, kad turiu su kuo pasidalinti tą naštą ir paversti tą rašymo procesą netokiu vienišu, iš tikrųjų labai kaip tik įkvepiančiu ir sujungiančiu su kitais žmonėmis. Aš negaliu būti toks, kokio tau reikia. Tai scenarijaus idėja kilo kaip visada iš gyvenimo. Aš tuo metu
kai pradėjau rašyti, gyvenau tarp Amerikos ir Lietuvos, dėl darbų skridinėjau per visą Europą ir toks nepastovus gyvenimas mane kažkaip labai žlugdė. Buvo toks ieškojimo savęs etapas. Tomas Vengris draugė su Tatija Rozental šiuose apdovanojimuose nominuoti už filmo 5,5 meilės istorijos viename Vilniaus bute scenarijų. Tomui Vengriui idėja sukurti filmą apie sostinės senamiesčio bute vykstančius gyvenimus pasufleravo Šluota. Kažkaip kilo mintis šitam filmui sugrįžęs į Vilnių, kai aš pamačiau savo bute leopardinės spalvos šluotą virtuvėj. Ir ta šluota ten jau senai buvo ir aš pradėjau galvoti, iš kur ta šluota atėjo. Aš jos nenupirkau, tėvai tikrai nenupirko ir aš pradėjau galvoti apie visus gyventojus buvusius to būto. Norėjau išlaikyti tokį subtilų humorą ir unikalų toną, kur atspindi mūsų visų patirtį gyvenimą. 4 filmai, 4 scenarijai ir vienas iš jų bus pripažintas pačiu geriausiu.